Šitam video aš noriu pasakyti tokį disclaimerį, kad aš nesu medikė ir niekam nieko nerekomenduoju ir nepatariu medicininiais klausimais, tik tai dalinuosi savo patirtimi. O kodėl aš tai sakau? Todėl, kad noriu padaryti šiandien tokį čytą ir panaudoti tą vadinamąją 5 auksinę dozę, kuri lieka 2,5 mg Mounjaro švirkšte. Tai kaip tai atrodo? Va tiek va to viso preparato lieka ir atrodytų, kodėlgi nenaudoti su šitu rašikliu vadinamu, o todėl, kad mechanizmas taip padarytas, kad jau 5 kartą neišsisuka ir nebegali išstumti, visas mechanizmas vaisto. Tai kas yra patariama? Yra patariama nusipirkti insulininį švirkštuką ir per tą membraną, kur bedasi adatėlė, įvesti, ištraukti preparatą ir tada jau leistis su insulininiu švirkštuku. Kokie nuogastavimai? Tai nuogastavimas numeris 1 yra, kad insulininio švirkštuko adatėlė yra kur kas ilgesnė ir storesnė. Tai man truputėlį taip prisibijančiai leistis vaistus atrodo šiek tiek iššūkis, bet bandysiu su juo susitvarkyti. Na ir dar, kas labiausiai aptariama, tai kad gali būti netiksli dozė. Bet kadangi dozė yra 0,6 ml, tai tiesiog išsitrauki būtent tos 0,6 ml ir turėtų viskas būti gerai. Internete prisiskaičiau, kad, gali būti netolygi koncentracija tirpalo ir jau tas galutinis gali būti netoks koncentruotas ir netoks veiksmingas. Kas man skamba kaip visiška nesąmonė, todėl kad jeigu galėtų skirtis koncentracija, vadinasi, viso naudojimo rašiklio metu ta koncentracija gali skirtis ir tada reiškia, kad ta dozė bet kada gali būti netiksli. Tai manau, kad čia yra nesąmonė. Aišku, gamintojas tai tos dozės daugiau įdeda todėl, kad apsidraustų, jog tikrai mes susileistume pilną, nes reikia ginorinti, kad ten prieš leidžiantis ir panašiai, tai to preparato išbėga ir taip toliau. Na, žodžiu, tai gamintojas aišku, kad nerekomenduoja to daryti, bet aš gavau patarimą, kelis tos patarimus šiaip iš skirtingų žmonių gavau, būtent neišmesti ir sunaudoti preparatą, bet vienas iš tų žmonių buvo medikė. Tai kažkaip aš esu linkus pasikliauti medikės nuomonę ir manau, kad ji tikrai nerekomenduotų kažkokio crazy dalykėlio daryti ir su savimi eksperimentuoti. Bet gal jūs turite šitos patirties ir norit su manim pasidalinti, kaip ten buvo. Gal yra medikų, kurie mane stebi ir pasakys tikrai nedaryk to, nes tas yra nas blogai. Žodžiu, parašykit komentaruose kuo greičiau, nes vakare jau bandysiu daryti šį eksperimentą. Nu ir aišku, kai jau padarysiu, jeigu nieks manęs drastiškai neatkalbės, tai pasidalinsiu, kokios ten tos patirtis buvo.